patarimai ir apžvalgos. Trečia dalis. Sveiki, su jumis Martynas Jokubauskas. Šiandien pradėsiu trečiąją SEO patarimų ir apžvalgų seriją. Šiame video aptarsiu dvi temas. Google Plus mygtukas ir jo įtaka SEO rezultatam, kuogi tai gali būti naudinga jums, ir kas yra Panda ir kaip jį susijusi su SEO, kaip maitinti šį Google gyvūnėlį. Prieš pradėdamas norėčiau priminti, kad niekas nežino Google algoritmo. Atgalinės nuorodos tiesiogiai veikia jūsų rezultatus paieškoje. Nėra veiksmo be pasekmės. Prieš atlikdami nežinomus SEO veiksmus konsultuokite su SEO profesionalais. +1. Google Plus mygtukas buvo pristatytas 2011 m. kovo mėnesio 30 d. Jo paskirtis – suteikti vertinimą jums patikusiam turiniui ar puslapiui. Iš tikro tai atsakas į Facebook Like mygtuką. O ką sako Google apie šio mygtuko poveikį SEO? Matt Cutts, Google Web Spamo skyriaus vadas, teigia, kad +1 yra naudojamas kaip reitingavimo faktorius. Kokia yra SEO ekspertų nuomonė? Aaron Wall, vienas iš žinomiausių SEO autoritetų, sako, mano spėjimu Google daugiau teiks viešai, kad naudos šį faktorių reitingavimo procese, negu iš tikrųjų jis turės šią įtaką. Neil Patel pagal Wall Street žurnalą yra vienas iš didžiausią įtaką web pasauliui darančių blogerių. Teigia, kad jei jau Google integravo į Webmaster Tools Google Plus mygtuko statistiką, vadinasi, jei jūsų svetainės lankytojai ir draugai spaus +1, ilgalaikėje perspektyvoje tai turės įtakos ir svetainės reitingavimui paieškoje. Viename bloge esu skaitęs nuomonę, kuri labai artima mano asmeniniai. Google Plus mygtuko paspaudimų skaičius turi nevienodą įtaką. Visų pirma, Google eina į socialinių santykių pasaulį. Google Plus socialinio tinklo atsiradimas nebuvo šiaip savo. Tiesa, tai jau kažkelintas Google bandymas eiti į socialinių tinklų sferą. Taigi, kiekvienas pliusas nėra vienodas. Imkime pavyzdį. Integravote savo svetainėje +1 mygtuką. Pats pirmas jį be abejo ir paspaudėte. Tada paprašėte savo draugų ir kolegų. Google jau žino, kad jie yra jūsų draugai ar kolegos, nes jie yra jūsų Google Plus draugų ratuose. Taigi vienas pliusas iš draugo nėra lygus vienam pliusui iš kontakto, kuris nėra jūsų draugų rate. Taip pat reikia nepamiršti, kad Google Plus surinkimo laikotarpis taip pat turi įtako šio parametro vertinimo. Jei per greitai surinksite pliusus, tai bus nenatūralu. O jei uždėsite pliusą net neapsilankęs svetainėje, manote, Google į tai nesureaguos? Tačiau užtenka spėliojimų. Pereikime prie realių eksperimentų. Internet World parodos Londone metu daugelis kompanijų pristatinėjo savo rezultatus pasitelkiant socialinius tinklus. Trumpa statistika. Facebookas veikia surinkus nuo 1500 turinio pasidalinimų ir laikų. Twitteris veikia gavus daugiau nei 1000 nuorodos pasidalinimų. Žiūrint į šios skaičius ir matant graudų Lietuvos interneto vaizdą, galiu pasakyti, socialinė medija veikia, tačiau Lietuvoje labai retų atvejų. Grįžkime prie Google Plus eksperimentų, kurį atliko ir pristatė birželio 1 dieną SEOeffect.com nariai Gerard Klein ir Kessian Delst. Nekalbėsiu apie tai, kaip vyko tyrimas, nes tai galite persiskaityti patys jų ataskaitoje, o nuorodą matote skaidrėje. Pateiksiu tik kelias išvadas. +1 mygtuko paspaudimai 2% pakėlė lankytojų srautą. Manau, tai natūralu. Prie paieškos rezultato pamatę savo draugo nuotrauką, matyt, irgi paspaustumėte ant to rezultato. Antra išvada. +1 mygtuko rekomendacijos yra matomos tik prisijungus prie savo Google sąskaitos. Tai reiškia, kad rezultatai šiuo atveju yra personalizuoti, o tai nėra tikrieji rezultatai, kuriuos mato tik paiešką besinaudojantis vartotojai. Puslapių pozicijos pagal raktažodžius pasikeitė 20%, tačiau tam įtakos galėjo turėti tyrimo viešinimo strategijoje naudotas Twitteris ir nuorodos iš kitų puslapių pranešimą apie šį testą. Mano manimu, tyrimas tikrai buvo atliktas paviršutiniškai, nes vos virš 60 žmonių paspaudė +1 mygtuką. Prisiminkite, kiek reikia Facebook ir Twitter veiksmų, kad tai įtakotų paieškos rezultatus. Man pasirodė keli įdomus testo rezultatai. Pirma, kad jei puslapis surenka atitinkamą skaičių pliusų, tai Google paieškoje rodo vos 3 žmonės ir nenurodo visų pliusų skaičiaus. Antra, jei puslapis surinko daug pliusų ir jūs nusprendėte jį peradresuoti į naują puslapį, naudodami 301 redirect metodą, pliusai nepersiduoda kitam puslapiui. Tai buvo bent jau tyrimo metu. Ir tyrime buvo paminėta, kad per greitas pliusų rinkimas galėjo paleisti specialų algoritmą, kuris neleido puslapiui reitinguotis geriau. Bet čia tik spėjimas.
Kaip matome, kol kas +1 parametras dar neduoda tiesioginės naudos paieškos sistemų rezultatams, tačiau jo naudojimas gali padidinti srautą lankytojų, kurie paiešką naudojasi prisijungę prie savo Google Plus paskyros. Pabaigai tik rekomendacija. Šalia savo puslapiuose naudojimo Facebook Like mygtuko įdiegti ir Google Plus. Svetainiai tai nepakenks, o ilgalaikiai perspektyvoje netgi turi padėti. Google Panda. Pradėsiu nuo to, kas yra Panda atnaujinimas. Panda atnaujinimas sukurtas tam, kad sumažinti nevertingų puslapio reitingavimą paieškos rezultatuose. Kalba eina apie svetainių puslapius su turinio dublikatų reitingavimu. Spaminės svetainės, nuorodų fermas ir puslapius, kurie yra visiškai nenaudingi. Iš pradžių šis atnaujinimas buvo pavadintas Google Farmers Update, Google Farmerio atnaujinimas. Pandos pirmoji versija buvo pritaikyta JAV Google reitingams vasario 24 dieną. Pagrindė taikinys buvo paviršutiniško ir skysto turinio svetainės. Panda tik po pritaikymo paveikė 12% bendrų paieškos rezultatų JAV. Labiausiai buvo paveiktos straipsnių direktorijos, kuriuose dažniausiai reitingavosi dubliuotas turinys. Panda antroji versija paleista balandžio 11 dieną. Šio atnaujinimo esmė, kai vartotojas atlieka paiešką, jam leidžiama užblokuoti svetainę nuo jos pasirodymo paieškos rezultatuose ateityje. Google naudojo šį signalą pateikiant svetainės kitiem vartotojams. Taip paveikė apie 2% svetainių reitingų JAV. Taip pat šis algoritmas buvo pritaikytas visoms anglakalbėms šalims. Panda 2.1. Atnaujinimas pritaikytas gegužės 5 dieną. Google neatskleidė, kiek svetainių paveikė šis atnaujinimas, tačiau pareiškė, kad jis turėjo mažiau įtakos nei ankstesni Panda atnaujinimai. Panda 2.2 atnaujinimas pritaikytas birželio 16 dieną. Jis buvo nutaikytas į svetainės, kurios naudoja tokį patį turinį ir reitinguojasi aukščiau nei originalo kūrėjų svetainės. Taigi, tiesioginį poveikį šiuo atnaujinimu pajuto e-komercijos portalai, kuriuose prekių aprašymai buvo standartiniai, tai yra neoriginalūs. Jei kalbant apie netiesioginį poveikį, svetainės, kurios pirko atgalinės nuorodos iš neaiškios kokybės svetainių, gali prarasti reitingus, nes šios svetainės Google buvo nuvertintos. Todėl atgalinės nuorodos iš šių svetainių tapo nebe tokios vertingos kaip anksčiau. Reiškia, atgalinių nuorodų įtaka sumažėjo, o tuo pačiu ir reitingavimas paieškos sistemos. Išvados. Google tikslas – naudingos ir tikslingos informacijos pateikimas vartotojui. Ateityje atsiras vis papildomų atnaujinimų judant šiuo keliu ir nuorodų rinkimas vieną dieną gali būti netoks svarbus, kaip vartotojų patirtis tam tikroje svetainėje. Juk jei vartotojui svetainė patinka, jis joje apsilanko ne vieną ir ne 2 kartus. Jis ją netgi rekomenduoja kitiems. Taigi, optimizavimo procesas yra kokybės vartotojų ieškojimas. Kalbu tiek apie split testus, tiek papildomus veiksmus didinant lankytojų praleidžiamą laiką svetainė. Kaip labai mėgsta vartotojas svetainė ir jos turinį ateityje taps svarbesnių faktorium nei bet kokie kiti. Taigi, investicijos į kokybės ir unikalios vertės kūrimą tikrai pasiteisina. O plačiau, kaip reikėtų reaguoti ir ko vengti savo SEO strategijoje, skaitykite Channel Advisor ataskaitoje apie Panda atnaujinimus. Nuorodą jūs matote skaidrėje. Štai ir trečiosios SEO patarimų ir apžvalgų dalies pabaiga. Lauksiu jūsų komentarų prie šio video. Labai tikiuosi praleistas laikas buvo naudingas ir jei jums patiko išgirsta informacija, tiesiog prašau palaikinti ar papliusinti šį įrašą. Ir dar trumpai noriu pristatyti, kągi matysite 4-ojoje SEO procesų patarimų ir apžvalgų dalyje. Pirma, pratęsiu jau pirmoje dalyje užsimintą temą apie SEO procesų ribas ir kaip jas galima pritaikyti norint išmesti nepatikusias interneto svetaines iš paieškos rezultatų. Antra tema bus apie interneto autoritetus ir jų panaudojimą savo SEO marketingo strategijoje. Ir be abejo atsakysiu į jūsų dažniausiai užduodamus klausimus gautus elektroniniu paštu ar komentarų srityje. Taigi kitas video įrašas pasirodys lygiai po savaitės, tai yra spalio 5 dieną. Jei norite, kad atsiųsčiau jums priminimą, kai tik bus išleistas naujasis video, tiesiog nurodykite savo vardą ir elektroninio pašto adresą formoje kažkur šiame puslapyje arba adresu seooptimizacija.lt. Čia pateikiu šaltinius, kuriais naudojausi kurdama šią prezentaciją. Ir kaip visada lauksiu jūsų elektroninių laiškų su klausimais adresu martynas@seotyrimai.lt. Iki susitikimo po savaitės.